reikia mums paskambinti tada vienai mergaitį, kuriai senai paskambinau. How you do think? Manai? No? Nu gerai, bandom. Aš galvojau, kad reikėtų, nes man čia prirašė labai daug piktų laiškų jie. Nu bandom. Kodėlgi ne? Taip. Kaip sakoma, jeigu lipt ant grėblio, tai lipt pilna pėda. Taip, jau jeigu taip. Jeigu taip, žinai. Išdidžiai ir kovingai. Po tankų irgi lyst visų kūno, o ne tik galvą kišti. Telefonas yra išjungtas. Jungtis arba pasakytų. Telefonas, jeigu būtų Prancūzijoje. Tačiau... Šiuo metu su adresatu... Opa! Pagaliau! Bet žinok, aš gavau žinutę iš jos visai neseniai. Galiu pasakyti. Nu? Galiu paskaityti žinutę, kurią gavau iš mūsų gerbiamos Samantos. Tuoj sekundę, tuoj randu. Vakar dar kaip tik 2 žinutės perėjau. 2? Taip. Visų pirma buvo... čia buvo dar vieną dieną. Kas tarp jūsų ir Samantos? Perduok Justui, kad vis tiek aš jį myliu, jis man ir labai patinka ir panašiai. Kita žinutė buvo. Ir tu man dabar tik tai persdadė? Jo, kažkaip sorry. Nekenčiu jūsų visų. Vis tiek dar kada nors atsimsit klubiniai kvaišų su savo paleistuvėm iš paskos. Ir aš puikiai žinau, apie ką kalbu, arba iškasiu iš po žemę bet kuriam tavo tos suknistos Lietuvos mieste, tad geriau panaikink mūsų pokalbius internete. Gražuoliai parašė. Po minutės, ne, po 2 minučių ateina kitas žinutė. Klausyk, atleisk, kad tokia šlikščia atsinčiau. Bet man šiuo metu tikrai norisi su Justu būti. Tai vat. Nu vas. Ir žodžiu. Eik, tu savo. Nu tai dar paskambinam kartą. Gal jau įsijungia. Įsijung, Samantuk. O kas čia man parašė gerai, kad ne iš manęs gavai? Kas prisipažinkit? Ką gerai, kad ne iš manęs? Ne, nežinau, dabar gavau žinutę. Tokį vat, ne? Tai paskambinam, paklausėm, kas toks. Gerai, aš to Ne, aš tai nenoriu čia, žinai, gal čia draugėlis. Nu. Tiesiog aš kvailas kartais neįsivedu telefonų numerį. Jo, aš irgi žinau, turiu tokią problemą. Keista, kai nesmagu, kai parašo kažką ir tai nesupranti, kas rašo. Davai paskambinam, kad nors ir yra ryšys. Word my money, bitch. Jau in, nuskrit, ką tik turbūt nusileido. Arba čia Samanta. Klausau. Labas, Samanta, labas vakaras. Klausau. Labas vakaras, Samanta. Labas. Mėgojai jau? Ne, bandžiau Alio. Dar bandžiau užmigti, bet... Ieškau prancūzų žinokės. Nori prancūziškai pakalbėti? Nori prancūziškai pakalbėti. Okay. Tai klausau. Labas, Samanta, nepadėk ragelio. Nepadėk ragelio, tu mūsų girdėki. Man baigė išsikrauti. O gali pasikrauti? Pasistengsiu. Nu, tai kodėl vakar tokias piktas žinutės mums rašai? Man rašai. Jo, palauk. Kiši kažką. Okay. Bienvenue à la Lituanie. Comment les voix? Ką? Tai klausau. Comment les voix? Comment les voix? Tai klausau. Comment les voix? Ir kalbėt lietuviškai, jeigu kalbė. O tai kur prancūzų dingo? Jo. Gerai, Samanta, tai kodėl vakar rašai tokias žinutės? Dabar neaiškinti, tiesiog. Êtes-vous au code? Je pense que tu es très belle. Les parlez français. No. Nežinai mano gyvenimas, nežinai mano asmeniškumų, kas kaip aplink. Ir... Samantuk, mes tiesiog norėjome tave pralinksminti, žinok. Taip.
Norėjom prancūziškai pašnekėti tavo vos ne Gimtąja kalba. Gimtąja kalba, taip. Neaišku, kaip dėl to. Na. O tu dar Lietuvoje ar jau išvykus? Ne, Lietuvoje dar neaišku, ar aš iš vis išvažiuosiu. Kodėl? Problemos. Eik, tu savo. O tai kas Nu, nors va. rimto? Mm? Kas nors rimto, ar tipo tik išsprendžiamas kažkas taip? Nu, aš dabar nekalbėsiu apie tai sprendimą. Ne, tai aš tiesiog klausiu, ar rimta kažkas tai, ar išsprendžiami reikalai? Ar viskas rimta? Viskas yra rimta. Viskas rimta. O kaip su pasimatymu? Aš dabar taip prastai atrodo ir jaučiuosi kažkaip. O kas buvo? Athodai? Nu kažko tai. Ne, tiesiog stresas, nervai, netinkamas gyvenimo būdas. Amfetaminas, Ne, kokainas, ne, heroinas. Žolė. ne, Nevartoji narkotikų? ne, o tu? Tik tai kiekvieną dieną. Bet mefa, kristalizuota mefa. O klausyk, tai tu nevaikštai į klubus, nesitūsini, tai Ten, nuo kurio galūnės nupūna. Taip. Aš tą vartoju. kada paskutinį kartą... Kada, Samanta, paskutinį kartą buvai klube? Ypač porą mėnesių trukusio, ypač paskutinį mėnesį, vien tik ašaros, pykti, konfliktai. Pribaigėm. Eik, tu savo. Santykių aiškinimasis. Ten tas dabar neaiškins, čia asmeniškumai čia yra. Taip, Su kuo aiškinasi santykius? Čia yra telefonų tokie dalykai yra nekalbu. Ne, tai aš tiesiog klausiu, su kuo aiškinasi santykius? Miego stoka. Turi vaikėną. A? Ne. Dabar jau nebeturi. Spėjau! Nu va, šaunuolė, o tai ką, išsiskyrėt? Mes nebuvom susitikę. Su to savo vaikinu, su kuriuo aiškinote santykius? Taip, su tavim. Su manim? O, sveikas. Labas. Labas. Aš žinokite, tiesioginė metrija, tai gal dabar nebūkite čia. Ačiū. Užėjo kolegos, žinok, į šitą į mūsų studiją. Tai klausyk, tai... O ko tu verki? Pala, aš tą pasakysiu. Neopliutard. Nu, tu. Pridėk prie ausinių. Tu, palauk, aš noriu tavęs tik tai paklausti, klausyk. Matai, aš dabar tokių dalykų telefonu nekalbėjau. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Samantha, pourquoi pleurez-vous? Visiškai save nualinu. Nebe ta, kaip aš atrodžiu ir jaučiausi pavasarį. Non. Samantha, pourquoi pleurez-vous? Kokiu tu man reikalų paskambinai? Pourquoi pleurez-vous? Mes tau paskambinom, nes tu parašei žinutę. Sakom, kaip tu gyveni, paklausi. Aš jau prieš tai seniau rašiau ir čia ne šiaip. Samantha, Rimtai pourquoi pleurez-vous? Je vous demande. Pourquoi pleurez-vous? Je vous demande. Non. No, Nieko. nekalbės. Nu, neringina belo, tai neringina belo. Mes, ką čia mes? Gerai, Mes tik tai Samantėlė, prancūziškai ilsėkis, mes tau uždėsim gražią dainą. Kokia atlikėja tau labiausiai patinka, kad taip, nuotaiką pakeltų tau? Prancūzų? nuotaikos, nes buvau tokia laiminga, dabar esu tokia nelaiminga. O kodėl tu nelaiminga? Tai viskas yra gerai. Aišku, ta rudeninė depresija visiems būna, žinai, ten darbai, visokie mokslai, meilės, Viskas meilės. praeina. Dėl ateities mano. Siekiu tikslų. Tai nebebūsi aktorė. Lunga. Nebebūsi aktorė. Tai atrodo ir jaučiuosi. Kaip dėl Justo? O ką Justas? Justas gražus vaikinas. Nelabai. Nu, man tai nieko. Jeigu aš, pavyzdžiui, Samanta būčiau moteris, tai galvoju, kad Justui atsiduočiau. Jeigu aš būčiau moteris, aš savo tikrai neatsiduočiau. Kodėl? Aš to ir norėjau, bet mes taip ir nesusitikom. Justai? Nenorėjai. Norėjau. Ne, nenorėjai. Ar norėjai? Nenorėjau. Ir noriu. Pourquoi pleurez-vous? Je vous demande.
Nu? Nu? No. Ar mano prancūzų tartis labai prasta? Taip ir nenuėjami pasimatymą. Nes tu taip ir nepasakėjai, kad tu esi Lietuvoje visą laiką. Ta prasme, kad Prancūzijoje nebūni. Taigi aš buvau pasakęs, kad... Kai tik tai tu pasakysi, kad tu nebūni Prancūzijoje ir kad tu... Tau Jonas neperdavė. Aš perdaviau. Neperdavai. Neperdaviau aš. Neperdavai. O kaip aš neperdaviau? Tai gal aš siunčiau ne tau žinutę. Koks aš beisus. Jonai, rimtai neperdavai? Perdaviau. Rimtai neperdavai, tu man ką jinai pasakė? Perdaviau. Daug ką siunčiau, daug ką sakiau. Eik tu savo. Jonuk. Nugi perdavau. Žinok, iš Jono, va dabar, tik jisai perskaitė 2 paskutinės tavo žinutės, kur tu buvai vienoje užsibiesinus, o kitoje, tipo, sakai, kad, tipo, čia liūdna. Prieš tai dar buvo kiek rašyta. Jo? Jonai, rimtai? Vieną kitą. Eik. Tai viskas, Samanta, jeigu tu gražiai rašai. Draugas. Aš tai ją atrašiau gražiai irgi. Draugas vadinasi. Taip. Matai, ačiū. Aš niekur nebeišvažiuosiu iš vis. Kodėl? Dėl to ir verkiu, kad niekur nebeišvažiuosiu. Taip, kaip gaila. O tai Lietuvoje nenori aktorystę studijuoti? Esmė ta, kad aš nenoriu Pourquoi gyventi pleurez-vous? Lietuvoje. Je vous demande. Va, žiūrėk, galėtum atsakyti į šį klausimą? Pourquoi pleurez-vous? Ne, Je vous aš demande. nemoku šitos kalbos. O tai kaip tu Prancūzijoje studijavai, nemokėdama prancūzų kalbos? Anglų kalba, specialiai kalba. Ir Italijoje tas pats anglų kalbas, aišku, nepatinka, bet... Matai, anglų kalba. Ir itališkai nemokė, ne? Nes nesiruošiu mokintis. Okay, let's talk in English right now. Gerai, aš dabar ne apie tai. Mes apie tai? Tiesiog... Samanta. O Lietuvoje aš nesu užtikrinta dabar dėl savo ateities ir siekiu tikslų. Nesu užtikrinta dėl savo ateities visiškai. Ir Tu puikiai aktorė būtum. gal aš per daug draskaus ir pagal savo metus. Suvaidink kokiam lietuviškam serialė ir bus gerai. Nenorėtum vaidinti, pavyzdžiui, moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Samanta taip pat. Aš meluoju. Nenorėtum? Bet esmė, kad Lietuvoje aš neplanavau nieko daryti. Nes Lietuvoje visi prasčiokai. Visi blogi, visos kvaišos, klubinės. Tai nuo mažų dienų. Prasčiokai kaimiečiai ir prostitutės paleistuvės. Ne, tiesiog mane nuo mažų dienų, kad mažiausiai traukia, kas susijęs Rusijos pusė. Tai tu tokia vakarietiškas, ne? Ja. Ok. Amerikietiškų pažiūrų. Tai kodėl nenori, pavyzdžiui, į Ameriką važiuoti, New Yorką? New York. Matai, reikia, kad tave ten kažkas pasitiktų. Tai yragi šitų skelbimų, tipo, ieško bride. Nereikia man tiek streso, man tiek streso ir nervų daug buvo prieš tai. Ne, tos tipo, kur, su vestuvėm. Apsiženiai, gauni žalią kortą ir gyveni? Ne. Irgi nenori. Tokių dalykų niekada nedariau. Samanta meluoja geriau. Samantutė, žinok, mes turim baigti jau pokalbį. Ačiū tau, kad... Neliūdėk, mes tau dainą uždedam gražią. Va, tai kokią tu mėgsti dainą? Bet aš noriu Justą. Kokią tu dainą mėgsti? Aš noriu Justą, palauk, įvesti tokia yra. Aš noriu... Justin Bieber. Vesk, nors Justin Bieber. Va, yra Justin Timberlake geriau. Opa. Žinai? Važiuojam. Va, Crimea River. Priverk man upę. Opa, važiuojam. Nėra tokios. From me to everybody. Ne, geriau, žinai ką, Samanta Mes tau. vysim kada nors. Aš manau, žinok. Aš manau. Į klubą. Į klubą. Šlikšti daina. Aha, labai. Viskas, mažutė. Iki, ačiū, kad kalbėjai ir iki greito. Neliūdėk, šipsokis ir bučkiai tau į žandą. Man visas organizmas yra sutrikęs. Tu geriausia. Tu the best. Mes tave mylim. Iki.